Vadybininko diena yra kiekvieną dieną nenuspėjama. Visų pirma, tai gali prasidėti nuo avarijos, tai gali prasidėti pirktų laiškų, tai gali prasidėti nuo susirinkimo, labai priklauso nuo dienos. Bet kuriuo metu to gali paskambinti gaisras, trūko vamzdis ar užstrigo liftas 12 aukštų, ir viską meti ir bėgi į tą vietą. Maža to, kad tavo darbas labai yra reglamentuotas teisės aktais ir tu turi labai konkrečias funkcijas, kurias jie reglamentuoja. Bet tu turi suprasti, kad dirbi su klientais, kurie yra tie patys santechnikai, meistrai, teisininkai, buhalteriai ir panašiai. Gali ir daugiau klientų ateiti, gali daugiau skambučių tekti padaryti, gali eiti į butus tikrinti kažkokių netikėtų avarijų, remontų, griovimų ir taip toliau. Tai iš tikrųjų mūsų darbas yra kupinas keistenybių. Gyventojams atrodo, kad sėdi prie kompiuterio ir nieko nedaro. Tai va, dėl to kitas labai pagrindinis uždavinys mūsų yra bendravimas su gyventojais. Administratorius, namo vadybininkas iš tikrųjų sprendžia ne tik problemas susijusias su namu, bet ir visas iškilusias problemas tam klientui. Tai yra, kartais ateina vyresnio amžiaus moteris ar vyras, kuris nesupranta, tarkim, lietuvių kalbos ir gauna raštą iš Vilniaus Energijos ir prašo mūsų išversti, kas čia jam atsitikė, jau pasaulio pabaiga. Arba, nežinau, ateina pasiskųsti, kad ligoninėje per didelės eilės ar jo nepriėmė daktarą. Iš tikrųjų yra tokia, galim pasakyti, žmonių grupė, kurie galbūt realiai neturi kažkokių problemų susijusių su mūsų tiesioginė veikla ar jų namų, kuriame jie gyvena. Bet jie skambina tiesiog pasikalbėti su tavimi. Papasakot apie vaikus, apie gyvenimą, apie mažas pensijas ir panašiai. Tai visą tą tenka išklausyti. Iš tikrųjų, tas vienas žmogus toks aktyvus, kuris galbūt tau skambina ir gadina tavo laiką, jis tau gali padėti labai tiek tau, tiek tam namui, kurį tu prižiūri, labai svarbius darbus atlikti. Visų pirma, pagrindinis darbas yra spręsti visas iškilusias problemas. Tai yra, kas negerai bute, ar tai būtų su bendro naudojimo vamzdynais, ar su elektra, su kažkuo, tai yra komunikuoti su visais darbų vykdytojais, padėti gyventojams komfortiškai gyventi. Tai iš principo tiek su tais pačiais gyventojais, tiek su darbų vykdytojais bendrauti. Tai pagrindinis, aš manau, vadybininko yra toksai likti ir draugų gyventojai, bet jam padėti ir tuo pačiu suprasti ir darbų vykdytojus, kurie galbūt ne iš karto gali padaryti ir spręsti tam tikras problemas ir kad klientas liktų patenkintas. Vat kaip kolegos sako, dažnai mūsų darbas netgi tampa intymus, galim taip pasakyti, nes apart tų bendrų konstrukcijų mes labai dažnai veržėmės ir į gyventojų privačią erdvę. Tikrai niekas nenori vakare įsiveidinėti kažkokių nepažįstamų žmonių, o tu žinai, kad darbo metu tenai nieko nerasi tam bute, kad vienintelis būdas ateiti vakare po darbo ir tu eini tikrini tenai, kaip padaryti tie radiatoriai, ar yra galimybė pakeisti vamzdžius.